Šiandien rytas prasideda taip. Kempinge, kuriame čia visų aikštėje mes tik vieni. Ir ten tik kažkas su palapinė. Čia šeimininkų namas. Vakar atvažiavom, kokią 10. Tik tai su namo durų parašyta "You are welcome, you can stay" ir interneto slaptažodis. Wi-Fi'us. Ir viskas. Kam mokėt, kiek mokėt. Nu, ten pas jos puslapį yra, ten surašytos kainos. Tai pagal tai kiek suskaičiavau, 24 eurai turėtų būti. Šiaip nepigų, kai viešbučiasi mažiau nei už 20. Bet čia žiūrėjom, viešbučių nelabai yra. Biškį apmaudu, kad ten, kur buvom tam kanjone, ten biškį toliau pavažiavus buvo viešbutis už 32 eurus. Ir toks visai neblogas. O tą pamatėm tik jau atvažiavę čia, nes pradžioje išvis neplanavom iki viešbučių. Planavom mašiną miegot. Ir buvo tokį keliuką nusižiūrėjęs. Ten Park4Night programėlė rodė daug visokių parkingų, aikštelį, kur galima sustoti. Ir ten tik įvažiavus į tą kelią, NATO bazė kažkokia, šlagbaumas, blokpostas, tai galvojam velniop apsisukom ir tada jau visiškai tamsu, vėl kažkur važinėt ieškot, nu tai žiūrim, kempingas netoli, tai nusprendėm pabandyti išbandyti kempingą. Toks labai toks paprastas. Nu įdomu, kiek čia iš mūsų nulups, nes nu šiaip 24 mokėtų už tokį, tai blemba, mes Šveicarijai 20 mokėjom. Čia šalia gatvė eina, mašinas gan dažnai važinėja, tai biški triukšmo. Dar iš apačios ten iš miesto pastovus triukšmas. Sakyčiau, ne pati blogiausia, bet ir ne pati geriausia nakvynė. Miruša kriokliai. Kavinė prie pat. Ką tik buvom bandyti apskeminti. Apgauti žodžiu, atėjom prie mašinos, už mašinos ten užkištas lapukas, tipo ten parkingas, tipo 1 euras, tipo kaina. Nu atrodo 1 euras kas šį yra, ne? Ir prie ten apsimeta, kad jisai ten Kurčnebylys, nors klausimas, ar jis ten Kurčnebylys. Ir tipo, kad mokėk už parkingą. Sakau, gerai, sakau, kortelę, sakau, priimsi, sumokėsiu. Ten kažką ten eik ten į barą, ten pasikeis pinigus, dar kažką ten, nu, pradėtų maždaug aiškinti gestais, tipo, kad neštika. Nu, bet faktas, ten tie papiriukai, nu, ant tiek jau atspausinti, nu, kad nu, akivaizdžiai matosi, kad netikri ten tie papiriukai, kad pats jis ten jos atsispausdino, ten tušinukų parašė, ten, žodžiu. Nu, ant tiek jau, nei ten net kokio pažymėjimo neturi, dar kažko, tai nu grinai, va, žmogelis atėjęs ir tipo, va, čia mokėk jam eurų už parkingą, ne? Nu, blemba, man tai čia jau principo reikalas, nemokėt, kai bando mane apgauti, tai iš principo nemokėsiu. O ten buvo kempingė, ten paprašė 19 eurų, įdaviau 20, sakau, gražos nereik, nes, nu, suprantu, jiem čia tas euras tikrai daugiau kainuoja negu man. Nors aš ir kiekvieną eurą vertinu, bet suprantu, kad jiem tikrai tas brangiau ir daviau ir sakau, gražos neieškok. Nu, negaila, nes gavom paslaugą, moteris maloniai, viskas, jokių problemų. Ten. Kitas, aišku, duotų eurą ir nuvažiuotų, bet iš principo nemokėsiu, jeigu bando apgauti, tegul darbas susiranda, o ne žmonės apgaudinėja. Nu ir dar visai bare sėdėjo ten su kitu kažko vaikinukų ir nesimatė, kad jie ten gestais būtų bendravę. Ir plus tam parkingi jokio ženklo nebuvo, kad mokamas ar dar kažkas. Tai toks akivaizdus skemas. Tai Serbijoje kažkaip tokių dalykų nepastebėjom. O kiek pas jos šiukšlių keliuose. Bet čia ne tai, kad čia vieną vietą radau, čia pastoviai, taip tiesiog, kad nespėjai išsitraukti telefoną, kai pamatai. Bet toks jausmas tiesiog atveža, į šalikelę išpila tas šiukšlės ir
ir viskas. Ir nieks ten jų nerenka. Siaubas. Čia tiesiog šiukšlės nupiltos ant kelio ir va ten matosi, va, žmonės gyvena ir tiesiog savo šiukšlės meta nuo kalno. Senovinis tiltas. Nieko labai įspūdingo, bet ir daug nevažiavom dėl jo. 4 km išsukimas buvo nuo maršruto. Kaipgi be šiukšlių. Šiukšlės visur turi būti. O kasgi čia? Irgi šiukšlės. Seniai matytos. Šiukšlės, 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 šiukšlės. Man atrodo, nerasi tokios vietos, kur 10 metrų spindulių nebūtų nė vienos šiukšlės. Atrodo uolas kaip uolas, bet įsižiūrėjęs gali kai ką pamatyti. Miestas Kosovo pietuose, Prizren. Šiaurėje Kosovo dar buvo tokia maišalinė tarp albanų, serbų, tarp slavų ir neslavų, musulmonų ir krikščionių, tai čia jau viskas grinai vat, musulmoniška, albaniška. Mus pas juos numeriai policijos. Prizren tvirtovė. Sakėm, nelipsim, nes per karštą ir per aukštai, bet kažkaip netyčia ėmėm ir užlipom. Ir vaizdas tikrai to vertas. Ne pačios tvirtovės, o panoramos. Ten kažkur mūsų mašina. Parkingas kainuoja 3 eurai visai parai. Čia ant tos pagrindinės gatvės matėm kainą 2 eurai valandą. Šiaip pakankamai sunku čia su parkingais, tie kur arčiau. Pagrindinės gatvės tai daug buvo pilni. Ir šiaip daug žmonių matosi. Nežinau, ar čia šiandien skaitosi šventinė diena ar darbo diena, bet net galima sakyti off seasonu, turistų tikrai daug. Šiaip nebuvo čia labai aukštai užlipti. Takas akmenukais grįstas. Tikrai verta, tikrai nepasigailėsit. Matosi kalnai, tik nežinau, kuris iš jų aukščiausias. Kita pusė irgi vaizdai pasakiški. Nors miesto ir nelabai mėgstu kelionėse, prioritetą teikiu kalnams, bet šis Prizren tai tikrai vertas aplankymo, nesvarbu kur randatės, jeigu ten keli šimtai kilometrų atstumų, tai būtina nuvažiuoti. Pavalgėm čia restorane centrinėje aikštėje. Nu, toks pagal reitingą, kokį buvau radęs, tai turbūt geriausias reitingas. Ir kad turėtų normaliai atsiliepimų, nes
Ten yra, kad didelis reitingas, bet ten kokie 6 atsiliepimai. Nu, nelabai patiko atmosfera, nes pastoviai prieidinėja paprašaikas, daug pinigų, ten nupirk žiebtuvėlį ir taip toliau. Tai tas biški taip sugadino tą visą vaibą tokį. Nu, ko norėt, pati centrinė, pati turistiškiausia vieta, bet vis tiek labai jau daug. Kiek įsidėjom, tai nežinau, per visą tą laiką gal 6 kartus kokius buvo. Ir babutės, ir moteris, ir mergaitės, ir vyras, žodžiu, labai tas taip nepatiko. Maistas toks vakar buvo skanesnis, aptarnavimas irgi vakar buvo geresnis, nu bent jau kaina ant 3 pavalgyt, pilnai sočiai pavalgėm 24 eurai. Kaip pigiau nei dienos pietus Vilniui. O čia pati centrinė aikštė. Paėmėm tokius vaflius ir kokoso, kokteilį kokose, tai 6,50 už 2. Šiaip tokių dalykų nelabai valgom, bet už tokią kainą tai galima ir paimti. Šiaip labai skanu. Tolumoj matom Kosovo sostinę Prištiną. Turistinėse vadovose šita vieta buvo pažymėta, kad kaip lankomas objektas, archeologinis parkas. Nežinau, atvažiavom, nieko čia realiai įdomaus nematom. Gal kokiem archeologam ir būtų įdomu. Mums tai čia grinai laiko švaistymas. Nu, daug neišvaistėm čia. Netoli Prištinos, joje galima sakyti pakraštyje, bet specialiai čia važiuoti, nu nežinau, man net 5 minučių gaila visiškai nėra, ką čia žiūrėti. Vienas iš sostinės turistinių objektų. Visas Kosovas atrodė kaip artimieji rytai, o Prištinos centras tai toks sovietinis, biškį sakyčiau. Čia skaitosi Kosovo sostinės Prištinos centrinė aikštė, pagrindinė, žodžiu, pats centras. Nu nežinau, man tai kaip kokia Šeškinės centras Vilniui. Vat labai panašiai viskas atrodo. Sovietiniai pastatai, paprasta aikštė tokia, nu, nepasakytum, kad šalies sostinės centras niekaip. Bet ir miestas mažesnis, čia 100 kažkiek tūkstančių gyventojų, tai ko norėtų. Na gerai, ten ne visai buvo centrinė aikštė, čia centrinė aikštė. Bet irgi silpnokai. Kaip sostiniai. Vat einu ir galvoju, kažko vat trūksta. O ko trūksta? Šiukšlių. Nu yra viena kita, nu bet tai palyginus, kiek jų buvo prieš tai, skirtumas kosminis. Turbūt pirmą kartą matau apleistą bažnyčią. Įdomios architektūros nacionalinė biblioteka. Dar viena bažnyčia, jau šita neapleista atrodo. Žmonės čia pagrinde slaviškos, rytų europietiškos išvaizdos, nes daugiausia Kosove turkiškos, arabiškos išvaizdos. Labai stebėtina, kaip du miestai, pagrindinis sostinė ir antras didžiausias miestas, kaip jie taip skiriasi viens nuo kito. O randasi ten mažiau nei 100 km atstumų. Priština nuo Prizren skiriasi, nežinau, kaip Šiauliai nuo Prizren. Čia viskas taip sovietiška, nežinau, kaip koks Vilnius gal prieš 20 metų, ar kaip kokia ten Šiauliai Panevėžys, o Prizren tai visiškai artimieji rytai. O šito tai nesitikėjau pamatyti. Peisera, bet Lietuvos vėliava šalia Bosnijos.
sieną jau su Šiaurės Makedonija. Iš Kosovo išvažiuoti nebuvo visiškai tuščia siena, nieko net nepanašu, kad ten kažkas dirbtų. Čia panašu jau įvažiuoti į Makedoniją, kažkiek reikės pastovėti. Šiaurės Makedonija. Svarbu sakyti Šiaurės Makedonija, nes kažkur buvau parašęs Facebook'e Makedonija, tai man iškart pataisė, ne, sako Makedonija, čia regionas Graikija, o čia Šiaurės Makedonija. Eilė buvo nedidelė, ten kiek prastovėjom 10 minučių kokių, gal net mažiau. Nu, mes ten biškį pačytinom, pamatėm, kur eilė greitesnė, tai tą atsistojom gan greitai ten. Pasus patikrino, mašinos dokumentus ir paprašė žalios kortelės draudimo, tai gerai, kad buvo atsispaudinęs. Gavom tokį butuką už 25 eurus. Pastatas grinai sovietinis. Čia matosi iš balkono padaryta virtuvė. Viskas praplėsta, čia tokias svetainė. Šiaip labai gražus už tokią kainą, tai čia pasaka. Ten bachuriukas atėjo, davė raktus, ten viską papasako, kaip kas, kur ten restoranas geresnis ten. Tik tas, kad šiandien Velykos, tai neaišku, kaip ten kas, kokie autobusai važiuoja. Taksi, ten restoranai veikia ir panašiai. Bet yra problemėlė. Makedonijai neveikia mano internetas, kuris iki šiol veikia. Visose šalyse reikės kažką tai galvot, nes be interneto tai bus realiai sunku. Google Maps'as visiškai be interneto atsisako veikti, nors offline žemėlapiai prasiųsti. Bandysiu kitas navigacijas. Prisėdom čia Makedonijai restorane, užsakėm vyno vietinio iš bačkos, užsakėm Cezario salotą, nu čia kamera biškė sumažina vaizdą, čia salotos, tai nežinau, 3 turbūt per daug. Dar užsakėm kitokio maisto, tai, žodžiu, teks persivalgyti.